Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo žiūrovams. Dėkui Jums, kad Jūs žiūrit mūsų laidas, kad spaudžiat patiktukus, kad spaudžiat nuorodą prenumeruoju. Ir tas įpareigoja tikrai visada kalbėti tai, ko nerodo mūsų sisteminė žiniasklaida, kur Jūs su tokiu prierašu aptarnaujantį mūsų valdantį elitą ir valdančią Seimo daugumą. Tad liko metai iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, dar mažiau iki Europarlamento ir prezidento rinkimų, bet šiuo atveju vėl pakalbėsim apie artėjančius Seimo rinkimus, kadangi, man atrodo, Seimas visumoje su prezidento tvirtinimu Seimas formuoja vyriausybę, kurią tvirtina prezidentas, ir čia turbūt yra ta pagrindinė jėga, kuri priima sprendimus, lemiančius mūsų visų gyvenimą. O tai, kad gyvenam tikrai labai tokiais įtemptais laikais, ir ta geopolitinė situacija, kartais atrodo, kad pasikeičius valdžiai, čia viskas pasidarys labai greitai gerai. Šiandien turim puikų pašnekovą, tai po atkurtos nepriklausomybės pirmas mūsų generalinis prokuroras, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, laikinai ėjęs prezidento pareigas, taip pat buvęs vyriausybės nariu, tai gerbiamas Artūras Paulauskas. Aš manau, kad tikrai valstybininkas, ta gerąja žodžio prasme, ir dabar jeigu pradėt nuo to klausimo, kaip Jūs matote dabar metams likus ta situacija Lietuvoje, nes, sakykime, net tokia paprasta, akim žiūrint, sveiko proto žmogaus matos, kad ta situacija Lietuvoje tikrai nėra labai gera. Ten yra jau vien tas, kad pakalbėkim tokie, vienas iš tų ekonomikos rodiklių BVP mūsų. Vadovauja Aušrinė Armonaitė, kuri vadovauja ekonomikos inovacijų ministerijai, kurią mes paprastai įpratę matyti įvairiuose LGBT paraduose, bet pažiūrėkim, ką jinai padarė būsų ekonomikoje dabar. 21 metais BVP augo 6 procentais, 22 1,9, šiemet per pirmą mūsų šitų 23 metų pusmetį minus 0,9. Imkim pramonės produkciją. Visa pramonės produkcija vėl tie patys metai 21 19,4, 22 9,5 augimas, šiems metams per pirmą pusmetį minus 6,6 procentų. Nereikia būti dideliu išminčium, kad kas daro su ekonomika, su mūsų BVP, su pragyvenimo lygiu, aišku, kad čia yra tragedija, bet turbūt ir pats, kadangi aktyviai dalyvaujat politikoje, matot savo pastebėjimus, kas vyksta vidaus reikalų sistemoje, kas veikia sveikatos apsaugoje. Daug klausimų, bet gal pradėsiu nuo tokio geopolitinio pastebėjimo, kad, šiandien aš ryte žiūriu, žmonės eina į darbą, mamos stumia vežimėlius su vaikais, atrodo ramu, taika, bet mes gyvenam vos 600 kilometrų nuo karo zonos, kur vyksta karas, ir aš tą sakiau ir esu tikrai giliai įsitikinęs, kad čia tik laiko klausimas, kada jis ateis iki mūsų. Nes tai, kaip vystosi įvykiai apie kariaujančias šalis, taip kaip vystosi įvykiai pačiam karo lauke, akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau tas teatras, karo teatras persikels ir į Europą, o kitaip sakant, ir arčiau mūsų. Kaip mes dalyvausim, dar man nėra visai aišku, bet akivaizdu, kad prie to mes artėjam. Optimizmo maža pirmiausia. Aš manau, kad tiek, kiek dar ukrainiečiai laikosi, tiek, kiek mes dar sugebam juos remti ir padėti, tai gali būti ilgiau užtruktas laikas, jeigu tas bus labai lengvai barjeras įveikiamas, čia gali atsirasti ir greičiau. Aš jau nekalbu apie tuos propagandistus, kurie kalba ten visokias nesąmonės, bet jie matyt irgi kažkaip transliuoja kažkokias tai užuominas, kurias gauna tam tikrose vietose, Kremliaus turbūt kuluaruose ir tuose metodiniuose nurodymuose. Vis prasprūsta laiks nuo laiko
Vienas čia nesenai gyrėsi, kad matė Baltijos šalių užkariavimo planą, kuris buvo jam atrodė labai vykęs, bet dabar, kadangi Prigožinas žuvo, tai nebėra to plano, kaip įvykdyti. Nu, nesvarbu. Aš noriu pasakyti, kad čia turbūt reikia ir fokusuoti visą dėmesį, bet aišku, mes gyvenam savo šaly ir čia sprendžiam savo kol kas problemas, tokias vietinės. Ir aš manyčiau, kad didžiausia bėda, kad konservatoriai, kurie sėdėjo 8 metus opozicijoje ir gavo valdžią, gavo pasitikėjimą iš visuomenės, atėjo nepasiruošę. Mes kažkada turėjom pokalbį, kai tik tai susiformavo vyriausybė, kas tie ministrai. Ir mes pasižiūrėjom jų biografijas, pasižiūrėjom, ką jie yra pabaigę, kokius mokslus. Galiu atsakyti, prezidentės Grybauskaitės buvusios žodžiais. Geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Mes matom, ką jinai turi minti geriausia. Tai akivaizdu, kad šitie ministrai ir negalėjo kažko ypatingai pasiekti. Aš turiu minti ta pati vidaus reikalų ministrė, ta pati švietimo ministrė, sveikatos ministras. Juk va čia viskas šiandien didžiausios problemos. Pasižiūrėkim, kuo toliau Lietuva, reiškia, yra nepriklausoma, kuo mes tą laikotarpį ilgesnį gyvenam, apie ką daugiau kalbam? Apie sveikatos apsaugą, apie švietimą. Ir pastoviai kiekvienas ministras pradeda nuo reformų. Dabar vidaus reikalų sistemoje. Kiekvienas generalinis komisaras vėl pradeda nuo reformų. Klausimas man visada vienas. Kuo tos reformos yra geresnis ir ką jos atneš daugiau ir geriau negu dabartinė situacija. Niekas į tą klausimą nenori net atsakyti. Kažką daryti reikia, kažką keisti, kodėl reikia keisti, kas atsitiks geriau, nieko. Bet žiūrėkit, iš karto šiek tiek į priekį, kadangi jūsų tas mintis, šitas, kur išsakyta, ar jums neatrodo, kad Lietuvoje, taip kaip Amerikoje, reikia turėti kažkokią struktūrą, kuri analizuotų, prognozuotų tas sprendimų priimamas pasiekmes. Nes dabar pažiūrėkit, visos tos sveikatos apsaugos reformos, tai jos tik tai blogina situaciją ten yra. Dabar situacija tikrai kiekvienas žmogus gatvėje sutiktas ir bet kurioje Lietuvos vietoje pasakys, kad prieš 3 metus situacija su mūsų sveikatos apsauga prieš ateinant dulkiui tikrai buvo normalesnė situacija. Dabar žiūrėkit, einu toliau. Sveikatos sistema jau ne tik, kad ten yra ligoninės uždarinėjimuose, bet vaistinėse mažinamas, sakykime, tas darbuotojų kiekis, tos vaistinės jau ne viso šeštadienį, sekmadienį dirba. Dabar toliau. Vat jūs paminėjot Agnes Bilotaitės vykdomas reformas. Tai čia mūsų visų saugumas yra. Ir aš dabar jau matau, kas situacija, kuri darosi rajonuose ryšium su didėjančiu nusikalstamumu, kur mūsų visi tyli. Agnė Bilotaitė, jinai, man atrodo, kaip Seimo narė, jinai buvo ne pati blogiausia, bet kada žmogus atsirado ne savo vietoje, visai neturinti kompetencijos, tai mes dabar turim tą, ką turim. Dabar kriminogeninė situacija Lietuvoje blogėja. Stambinam, paliekama 5 policijos komisariatai. Aš manau, nieko gero nebuvo, kada uždarinėjo ir tuos, kada tik tai budintys yra. Darbo metu ten nėra budinčių, naktį tu nepateksi, jau tas smarkiai paveikė. Nes pažiūrėkit, dabar jau ir prezidentūra prabilo apie tą narkotikų pavojų, narkotikų šitas ir vienu žodžiu susijusi ne tik su lygom, bet vėlgi iš jų pasiekmės su nusikalstamumu. Žmonės nesijaučia saugus, kada tarp jų narkomanai ir mokyklose lygiai tas pats. Ir dar daromos tokios reformos. Tai kaip čia iš viso suprasti tos dalykus? Kada paskutinė ta reforma, kada šitos viešo saugumo tarnyba reorganizuojama, tai jūs vis tik tai buvėt ir Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas ir turit patirtį puikiai. Tai dabar pamėginkit prognozuoti, ką tai reiškia. Kam tas daroma? Tada dar man iš viso. Mes kažkokį tokį paėmėm atskaitos tašką. Visi, reiškia, ministrai, tas pats švietimo, tas pats, reiškia, sveikatos, ir dabar ir vidaus reikalų. Kažkodėl tai skaičiuoja, reiškia, kiek yra tų pareigūnų, kiek yra gydytojų, kiek yra mokytojų. Ir
žiūri, reiškia, biudžetą ir sako, pas mus per daug. Pas mus vienam mokytojui, reiškia, tenka ten per mažai mokinių, per mažai ligonių, per mažai nusikaltėlių. Reiškia, viską reikia kažkaip tai optimizuoti, mažinti, visą kitą. Aš nežinau, ar tas atskaitos taškas yra teisingas. Man atrodo, kad turbūt svarbesnis yra prieinamumas. Ar žmogus gali patekti pas gydytoją? Aš prisimenu, mes prieš keletą metų važinėjom po kaimus, kur buvo naikinami tie ambulatoriniai, reiškia, punktai. Nu tai žmonės skundėsi. 100 ar 200 gyvena kaime, gydytojo nėra, niekas pas juos neatvažiuoja, tie senoliai neturi autotransporto, neturi, autobusai nevažiuoja, neturi galimybės patekti pas gydytoją, į rajoną reikia jiems važiuoti į polikliniką. Nu, prieinamumas prastėja, čia nėra, kaip sakyt, jokių dvejonių, bet dar labiau stambinama, dar labiau mažinama ta vietoj esančių gydytojų skaičius. Tas pats ir su policija. Dabar aš skaičiau diskusiją, reiškia, atvažiuoja su šeima žmogus prie ežero, jis įsikuria ir vaikai, naktis, ir šalia kompanija rėkia, geria, reiškia, visokiais būdais kelia triukšmą, paskambina policija, atvažiuoja policija, nueina su jais pakalbėti, su tais triukšmautojais, po to ateina pas tos, kurios iškvietė ir sako, žinot, mes rekomenduojam jums iš čia išvažiuoti, nes, sako, mes jūsų čia neapsaugosim. Tai kaip sako, kodėl jūs jų nesuimat ir neišvežat? Tai sako, mums dabar areštinė yra Kaune ir mes turėtumėm juos vežti į Kauną, o čia užima labai daug laiko ir jeigu tas bus koks įvykis va tuo metu, nebus kam ekipažo atvažiuoti. Tai reiškia, žmogui, ir sako, mes išvažiavom su vaikais, sako, pamatėm, kad tikrai čia nesaugu. Policija pati rekomenduoja šitam žmogui iš tos vietos išvykti, nes neužtikrintas yra jo saugumas. Liberalioje valstybėje gyvenam, skęstančių gelbėjimas, pačių skęstančių reikalas. Po to matau, Matonis, reiškia, kiti, reiškia, policijos jau pareigūnai bando aiškinti, kad taip, ten Jurbarke yra 2 ekipažai, kad jie ten važinėja, anksčiau buvo mažiau. Kitaip sakant, bando pasiteisinti, bando ten kažkaip tai tą situaciją pakomentuoti, bet reali situacija tokia, kad atvažiavę pareigūnais, tiems, kurie iškvietė policiją, pasiūlė nešdintis su vaikais naktį, 3 valandą. Tai tie ir sako, tai kaip mums pažadinti vaikus, išsivežti. Tas pats yra su ligoninėm, čia galima kiekvieną atvejį atskirą nagrinėti, būtent per paprastą žmogaus situaciją. Ir matysim, kai pradeda ministras, suprantat, kur yra pas mus bėda. Lietuvoje gyvena, šiandien, sakysim, šiek tiek daugiau kaip 2 milijonai. Mes kalbam apie procentus, apie kažkokius tai mastelius baisiausius. Mes galim kiekvieną žmogų pavardėm minėti. Mes galim vardais kiekvieną žmogų paminėti. Nėra tų žmonių tiek daug. Išeina ministras, atrodo, kaip pakalba, tai kad jis vadovauja ne mažiau kaip 100 milijonų valstybei. Ir kad čia reiškia tokie skaičiai dideli, kad jis negali įvardinti absoliučių skaičių. Jam čia sunku tą pasakyti, nes jeigu pasakys, tai gausis keli šimtai. Tai nuo ko ir pradedam. Bet žiūrėkit, gerbiamas Artūrai, dabar kaip jūs pakomentuotumėte šitoje situacijoje švietimo, dabar darbuotojų streiką ten. Tai čia yra mokytojai patys, sakysim, tokie jautriausia šiandien mūsų visuomenės grupė, kuri ruošia vaikus, kurie ruošia mūsų ateitį. Išeina į gatves, eina keliais, eina per lietų, kūrena laužus. Bet kitas dalykas, jūs viešoje erdvėje žiūrėdamas mūsų LRT, ten visas tas komercinės televizijos, ar jūs matot realų vaizdą šito įvykio, kur jau tikrai yra pakankamai tokia krekždė, kad artėja labai rimti dalykai, žmonėm jau ten gerkliai stovi visi šitą betvarkę. Tai pažiūrėkit, Šimonytės koks pasakymas, kad čia politikuoja mokytojai,
kad išėjo ministras pradžiai iš viso arogantiškai pasakė, kad aš čia kreipsiuosi į teismus, kad jūs negalit streikuoti, jūs čia pažeidėt kažkokius... Čia tas ministras, kur nežino, kiek lyčių yra. Taip, dabar jau šiek tiek jisai susivokęs yra, jau pradeda dialogą, kažką tai bando kalbėtis, bet toks atstumimas. Ir pažiūrėkit, visas Facebookas, kur stovi konservatorių visa partija ir kai buvo, reiškia, Skvernelio vyriausybė ir buvo tas pats mokytojų streikas, kaip jie nešė kavą, kaip jie nešė sumuštinius, kaip jie, supranti, rodė, mes jūs remiam, mes jūs palaikom, visa frakcija išsirikiavusi, fotografavosi. Kai dabar atsisuko tie patys streikai prieš juos, jie pradeda juos kaltinti politikavimu ir kažkokiu, reiškia, gerai, kad dar negirdim, kad čia Rusijos ranka juos nukreipia. Tai čia laiko klausimas pasakys, ar tai yra. Mes čia konstatuojam, bet iš tiesų pagrindinė bėda yra, kad yra paskiriami žmonės, kurie nežino, ką daryti. Ir čia aš matyčiau ir prezidento didelį, reiškia, kaltę, ar kažkaip tai jo... Bet jau atsakomybės. Atsakomybę. Nu, kaip tu gali paskirti ministrą, kuris neturi jokio plano, kaip įveikti tuos trūkumus, jeigu jis negali pasakyti, kaip jis darys. Dabar kiti metai, būkim atviri, 3 rinkimai. Viskas bus koncentruota į tuos rinkimus, visa žiniasklaida jau dabar, kas čia kelia tuo prezidentu, kokią partiją, kaip ten ką, jau viskas užgošta šituo. Ir visi viešieji ryšiai yra būtent tų pankančių konservatorių ir liberalų laisviečių rankose. Ir mes nematysim tos nei tikros informacijos, bus visi nueiti nuo visų problemų, kadangi reikės prezidento debatuose dalyvauti, kadangi Europos rinkimuose ir aišku galų gale Seimo. O tada vasara tarpas. Nebus kitais metais vėl darbingo reiškia, vyriausybės. Kadangi šiek tiek jiems sritis yra apie viešuosius ryšius, jau paminėjom. Pažiūrėkit, aš pastoviai, daleiskim, klausydamas radiją, kada važiuoju automobiliu arba girdžiu reklamą, kaip gerai dirba susisiekimo ministerija, kaip jinai įsisavino vienu žodžiu europinius pinigus, nuo to mum keliai. Aš važiuoju, kelias tas yra duobėtas, nesutvarkytas, iš visų pusių tiltai griūna, ten yra, jau turim geležinkelių problemą, ten yra kiekvieną savaitę girdi, tai traukinys vėlavo, sustojo, visiškas chaosas. Dabar aerouoste paskutiniai, kada minio žmonių ir dabar tiesiog teko kalbėti šiuo atveju su Dailydka, kuris turėjo patirtį ir dirbo ir aerouoste, ir Lietuvos geležinkelių generaliniu. Sakau, gerbiamas Stasys, man paaiškinkit, kas čia darosi ir su tuo aerouostu. Tai sako, per visą Lietuvos nepriklausomybę tokių laikų nebuvo, kad čia visiškas chaosas, trūksta žmonių, vėl turbūt kažkokie berniukai, kurie atėjo nieko bendro su tas sritim neturėdami vadovauti, pradedant nuo ministro pono Skuodžio, visur trimituojama, kad viskas gerai, į kurią sritį bedursi, visur yra problemos. Ir dabar pratęsiant, dabar jeigu kalbam apie dabartinę situaciją, aš duočiau vis tik tai, nereikia būti labai dideliu išminčium ir dideliu profesionaliu politologu, kad pasakytum, kad šitų žmonių daugeliu, kurie dabar valdančios daugumos, po kitų rinkimų nebus. Ten yra. Prisiminsiu net tokį atvejį, kadangi jūs dalyvavot Varėnoje čia rinkimuose, praėjusiuose šituose, kuriuos vienmandatį tuo metu laimėjo Juozas Baulys. Laimėjo 2 kadenciją, ten yra žmogus, kuris deklaruoja toks, mano atveju, mano supratimu, jis puikus žemės ūkio specialistas, bet šiuo atveju deklaruojame, kalbame mes apie valstybės, visos valstybės išlikimą. Ir dabar veiksmai, kada mes tikrai tam tektoninių geopolitinių lūžių situacijoje, kai reikia saugoti tautą, valstybę, ką mes matom. Juozas Baublys balsavo įvedant tas 3 raides, nelietuviškas į mūsų abėcėlę. Toliau dabar buvo vienas iš iniciatorių, kad valstybinės vėliavos 3-spalvės per valstybinės šventes jau Lietuvoje kelti nereikia. Mes matome inovacijos ministerijos ir transvestitų vėliavas, ir LGBT, o valstybinės vėliavos jau nereikia. Tai žmogus yra kilęs iš Perlojos, iš Perlojos Respublikos, kada kalba apie patriotizmą, tai aš nežinau, kaip prognozuoti jo dalyvavimą kituose rinkimuose. Čia rinkėjas turbūt atsakys, bet aš tik noriu pastebėti,
ar šitoj ir geopolitiniai, ir mūsų vidaus politikoje, ar šitie klausimai yra šiandien svarbiausi darbotvarkiai? Ir iš vis, Tai čia galiu pasakyti, įvedus tas 3 raidės Evelinos Dobrovolskos yra, kiek buvo triukšmo, kiek buvo nepatenkintų žmonių, jie iš tikrųjų ten, nes čia ne tai, kad pakeitimas, čia tu smogė visai lietuvių kalbai, ten yra vienai seniausiai Europoje, pasam pasaulyje sanskrito įvedamas, bet pasiekmė, 200 žmonių Lietuvoje pasikeitė pasą su ta pačia Dobrovolske. Tai šitiek buvo triukšmo, šitiek balsavimų, vat kuo užsiima mūsų Seimas. Kažkokie Dobrovolskai, kuri ten, man atrodo, po metų jau niekas nesimins, kad tokia buvo, reikėjo pasą pas save raidės lenkiškas įsirašyti. Vat jinai atsiskaitys, kad jinai pasiekė. Bet aš vėlgi sakau, ar šitie klausimai, gal jie ir gali būti kažkada darbotvarkiai, bet tik tai ne dabar. Dabar praėjo pandemija, reikia ruoštis naujom kažkokiom tai biologiniam atakom. Visokie migrantai lenda per visus galus į Europos Sąjungą. Reikia čia galvoti, kaip sustiprinti. Negalima. Dabar tam patys matom italai. Saloj išsikėlė daugiau negu salos gyventojų. Jau Šimonytė sako, taip, mes kažką priimsim. Kuo toliau, tuo daugiau šitų migrantų. Tai čia yra problemos svarbiausias. Mes nenorim šitų dalykų pastebėti, mums galbūt per sudėtingos jos yra, gal mes iš vis nesugebam jų spręsti, bet biudžetas, sakysim, tai šiandien gelbėja europiniai pinigai. Ir pasakyta, kodėl čia taip kiša tą mokesčių reformą. Todėl, kad su ją susiję naują paketą paramos Europos Sąjungą. Jeigu mes padarysim šitą mokesčių reformą, gausit tuos milijardus. Tai jie ir stumia tą reformą, kad tie pinigai ateitų. Bet kaip juos uždirbti? Aš jau nekalbu apie užsienio politiką, kad šita užsienio politika tokia šiandien vykdoma, kad mūsų ir verslas kenčia, ir mūsų tarptautiniai santykiai kenčia, ir mes kaip žmonės negalim uždirbti, mūsų verslas ir mūsų žmonės negali uždirbti tų pinigų, kurie galėtų dar šiandien uždirbti. Bet užsienio politika, būkime atviri, konservatoriams niekada nebuvo svarbus žmogus. Kažkokie kitokie svarbus yra dalykai. Ten dabar, šiandien ar kur čia buvo, kas išvažiuos į Europos komisarą. Čia bus pagrindinis šiandien klausimas. Ar Šimonytė, ar Landsbergis. Kuris iš jų dviese nugalės Bėgs iš Lietuvos. Ir bus dar 5 metams ten, reiškia, Europoje geruose postuose. Vat čia yra svarbiausias. Ir kaip nuopelnas, visi šitie darbai padaryti, kurie Lietuvos ekonomikai sudavė didžiulį smūgį. Rutskis, aš labai gerbiu, profesorius, buvęs banko ekonomistas, tiesiai pasakė, kad mūsų, reiškia, santykiai su Kinija kitais metais atsilieps mūsų ekonominiam augimui. Aš manau, kad ir santykiai mūsų su Rusija mums atsilieps pakankamai smarkiai. Rusija šiandien karo stovi, mums su ją bendrauti nelabai išeina. Ir aš galvoju, kad jie turi... Man tik tai klausimas kitas būtų, ar mums reikia šitos kovos pačiam smaigalį stovėti. Ten yra daug labiau negu jau Ukrainos vėliavų, pas mus yra daugiau negu pačioje Ukrainoje. Bet aš galvoju, kad Rusija tą Baltijos 3 šalis mato vis tiek kaip okupuotas. Ar mes taip stovėsim, ar kitaip stovėsim, vis tiek jų mentalitete mes neturim būti. Aišku, jie dabar piktinasi, kad mes čia padedam Ukrainai. Bet vis tiek eis ir praeis. Matot, bet sutikit, Artūrai, kad nei Baltarusijos, nei Rusijos mes iš savo kaimynų tarpo išbraukti negalim. O ten kiekvieną kartą jiem ten siūlyti, vis tik tai visada mūsų, paminėjot užsienio politiką, susidaro įspūdis, kad visada Lietuva tiesiog Amerika visada kalba Lietuvos lūpom, va čia Europoje. Visada tą politiką vykdo. Dabar ką mes matom, aš dabar mūsų kaimynai Lenkai jau su Ukraina tam tikras šaltukas po jų kai kurių ten šitų veiksmų ir pasisakymų, toliau dabar Slovenija laimė jėgos, kurios irgi pakankamai ten yra ir Europoje pakankamai tas dėmesys Ukrainai blėsta. Ir šiandien, pažiūrėkit, šiąnakt kaip tik krito
Amerikos vadas kongreso vadovas ir ta pati politika irgi ten pasirodo, ten viena iš priežasčių būtent per jų manymų per didelį pagalbą Ukrainai. Ar neliksime čia vieniši, va tie tokie nykštukai, kurie ten apsiima ten tuos kaimynus auklėt, bet kuriuos reikia, nereikia ten. Bet matai, jeigu aš nuo ko pradėjau, jeigu kris Ukraina, mes kariausim. Vat mes asmeniškai turėsim imti šautuvą ir eiti kariauti. Ir labai greitai tas įvyks. Gerai, tiek to jau čia negazdinkim mūsų žiūrovų. Ne, aš kai kada pasižiūriu šitas laidas, reiškia, kur vyksta tie, nu aišku, beprotnamiais ten vyksta, bet jie jau kalba beveik atvirų tekstų. Bet dabar žiūrėkit, šitas grįžtam prie to, kas dabar vyksta Lietuvoje. Kadangi jau ten paminėjau šitas, tik tai gal šiek tiek iš šono nuėjom apie tai, ką veikia dabar, jūs kalbėjot, kad ar Landsbergis važiuos, Eurokomisarą, ar Šimonytė, bet žiūrit, kaip jie visi, sakykime, neša muilą iš Lietuvos, iš to, ką pridirbo, kadangi, man atrodo, mano asmeninė nuomonė, tik tai savo piniginius reikalus tvarkės. Dabar Dariaus šito Kreivio žmona skiriama ambasadorė Italijai, Maltai, Sanuilinai. Dabar iš NATO jau paskirta. Iš NATO Deividas Matulionis yra šalinamas kažkam iš saviškių konservatorių ir ten liberalų laisviečių reikia. Jungtiniai tautų bajoriūnas, palaukit, čia yra profesionalai visų pirma. Jie šalinami. Dabar pažiūrėkit, kas vyksta toliau. Čia paėmiau diplomatinį korpusą, kadangi kalbėjom apie užsienio politiką. Šita valdžia dabar iki metų pabaigos, iki kadencijos pabaigos 47 valdomas įmonės reorganizuoja. Jos yra valstybinės strateginės įmonės. Ir dabar verčiamos akcinėm bendrovinėm ir stebėtojai nepriklausomi. Nu, ar pabandysit spėti ar žinot, kas ten jų tas vietas nepriklausomai eina? Neskiriami. Nu tai aišku, kad šitos dabartinės valdžios atstovai, bet ir kodėl tas daroma, nes pavyzdžiui, aš vienintelį reikia paminėti tik tai Ignalinos. Nereorganizuojama, kadangi čia ES stebima ir šitokių nesąmonių nieks neleidžia daryti. Ir visi dabar, jeigu jie nepaėmė, pavyzdžiui, Ignitis, Vilniaus uosto navigacija, Klaipėdos uostas, registra, ten visi tie dalykai, vienu žodžiu skiriami konkursai, laimi jų žmonės, jie mato, kad valdžioje jie nebus, bet pasiima visus tas gerai apmokamas algas, nes galva geriausia tai Ignitis grupė, kuriai Rokas Masiulis vadovauja. Alga mėnesinė 16 500 su viršum. Ignitis ne Masiulis vadovauja. Ignitis grupė. Jo, čia jo, teisingai, bet Klaipėdos valstybinė direkcija paimama. Nu, beveik 12 000 valstybinė miškų urėdija, irgi netoli 12 000 Lietuvos geležinkeliai, kurie problemų nesigina vidas, irgi taip apvalinam 12 000, toliau Klaipėdos nafta 10 000, Lietuvos oro uostas, kur dabar problemų irgi 9600. Nu, gerai atlyginimai. Visi sukišami savi ir jie, dabar jūs kaip teisininkas, ar yra kažkokia tai teisiniškai keisti galimybė, kada jie laimėjo konkursas, turi kadenciją savo, ten vienu žodžiu ten yra. Sudėtinga bus pakeisti, nes yra įsipareigojimai ir tų, kurie, reiškia, juos priėmė į darbą, atleisti, jeigu tu jau pasiūlysi jam išeiti, tai reikės kažkokias tai kompensacijas, gali būti didelės mokėti, ten kokie už 2 metus į priekį. Nu, kitaip sakant, reiks žiūrėti sutartį, kaip sudaroma su tuo laimėjusi konkursą. Nebent rasti, kad jis blogai dirba, ar kažkokius pažeidimus padarė, tai tada galima uždrausti. Kriminalinius ten yra, arba kažką tai atleisti jau už nuobaudas. Bet taip tai, nu, be abejo sunku, aišku. Bet tai čia konservatorių visada buvo tas planas, išeinant pasilikti. Tik tai anksčiau tos valstybinės įmonės nebuvo tokios galingos ir tokios, nu, pasakyčiau, patrauklios kaip dabar. Tai į valstybinę tarnybą sukišdavo, o dabar matyt, va čia. Aišku, man atrodo, būkime atviri, ateina tie patys socdemai keičia dažnai savo žmonės pastato, o tie pakeičiami. Tai čia va tas vyksta. To neturėtų būti. Iš dalies turėtų būti objektyvus valdymas, nepartinis.
ir kaip jį pasiekti, aš nežinau. Bet žiūrėkit, dabar vat, irgi ten yra, man kartais susidaro, kad vat, jūs paminėjote socdemus, bet dabar žiūrint į partijų reitingus, tai pirmauja socdemai, antroje vietoje paprastai būna vardan Lietuvos Sauliaus Skvernelio partija, kurie ten dabar bando vaidinti labai didelį opoziciją, bet aš kaip stebiu tuos balsavimus Seime, tai labai dažnai atsiranda kažkokia dešimtis žmonių iš opozicijos, paprastai iš Sauliaus Skvernelio partijos, iš socdemos, kurie tuos visus tokius rezonansinius sprendimus kažkokiu tai visuomeniai kaitusiais, jie nulėmė va, tos valdančios šitos daugumos naudą. Ir dabar pažiūrėkim, tas va, probleminės šakas. Lietuvos geležinkeliai, kurie buvo viena sėkmingiausių ES įmonių pagal daugelį rodiklių, būtent ponas Skvernelis šitas padarė tą reformą, kuri vienu žodžiu ten suskaldė ir dabar jau iš tos įmonės, kuri pati save finansuodavo, datuojama 120 milijonų vien šiais metais. Buvusi pati pažangiausia įmonė ES. Dabar imkim urėdiją generalinę. Ar ne Sauliaus Skvernelio buvo per jo laikais padaryta šita reforma? Ir dabar aš va... Ignitis, vėl Skvernelis, bet šiuo atveju... Bet pažiūrėkim, iš tikrųjų taip yra, reiškia, konservatoriai randa kitose tose opozicinėse partijose savo interesų ir ten atsiranda nebe vadovų sutikimu keli žmonės, kurie pabalsuoja ir duoda tiek balsų, kiek reikia tai daug. Tai žiūrėkit, jūs... Bet aš prisiminiau, man buvo aišku, žinot kada, turbūt 93 metais. Tada dar prokuroras, nebuvo to konstitucinio teismo, nebuvo valstybės tų vyriausybės atstovų ir prokuratūra vykdė priimamų teisės aktų kontrolę. Ir aš, kaip generalinis prokuroras, turėjau dėl vyriausybės nutarimų kreiptis į aukščiausią tarybą arba į Seimą ir prašyti, kad jie panaikintų vyriausybės nutarimus, nes nebuvo konstitucinio teismo. Ir pas mane buvo sąrašas gana didelis ir nei Seimas nesprendė, nei vyriausybė nesinaikino. Ir kai atėjo nauja vyriausybė, vadovaujant jau socdemų premjerui, aš viską parašiau iš naujo pakartotinai. Visus tuos neteisėtus nutarimus ir nunešiau, tikėdamasis, kad štai pasikeitė vyriausybės vadovai, tuoj pat panaikins tuos senus. Ir ką jūs galvojat? Nei vieno nepanaikino. Jie visi liko galioti. Tai aš galvoju, kad čia ir yra atsakymas. Supratau. Gerai, mūsų jau laikas vis tik tai artėja į pabaigą, pasikartosiu, kad tikrai nematau šitos valdančios daugumos atstovų, sakykime, ateinančioj valdančioj daugumoj. Bet tie, kurie renkasi opozicinės partijas, taip pat, man atrodo, šiuo metu esančias, reikėtų labai atidžiai pažiūrėti, nes man kartais susidaro, kad ten Skvernelio asmenį, kuris tuo metu būdamas premjeru, labai daug kas su Gabrielium Landsbergiu pats prisipažino, derindavo kažkokius sprendimus, kažkokių valdžiažmogių toksai tam tikras susidaręs elitas, kurie ten ar į opozicijoje, jie vis tiek tik tai kažkokią įtaką turi ir tai suvaidino opoziciją, ar jiem ten, nes kažkur tai prie to pinigų lopšo esančio ten valdžioj, kurie gali tikoti, jie ypatingai vienas kitam akių nepriešo ten yra. Tiesiog, man atrodo, čia Igničio Skverneliui vadovaujam tas Igničio akcijų pardavimas, mes jau esam kalbėję, kad reikėtų prieš rinkimus būtinai pagarsinti tą sąrašą, kas jie nusipirko, tas akcijas. Bet jie neduoda to sąrašą. Tai čia, man atrodo, tas, kas pagarsins, tai prieš rinkimus, tai, man atrodo, žmonėms bus geriausias apsisprendimas balsuoti. Nei konservatoriai nenori šito akto panaikinti, arba bent pagarsinti, nes ten turbūt ir jų nemaža dalis. Aš tą jau noriu pasakyti, kad ten labai daug kas išaiškėtų. Ir tada pabaigai, kadangi lankės atėjęs, gerai, gerbiamas Artūrai, sakykime, jūsų vadovavimo organizacija dalyvauja rinkimuose, tampat jų žmonės, valdančios daugumos nariais po rinkimų, bandau tiesiog modeliuoti situaciją. Tai nuo ko reikia pradėti pirmiausia šitoj tokioj
chaosiniai valstybei, kur kartais atrodo, jau pasidarėm viešųjų ryšių valstybė, va ten aplinkosaugos ministras ten didina iškirtimų normas, aš važiuoju savanorių prospektu, matau, saugokime Lietuvos miškus. Nu šaunu. Na taip, ir užtenka nuvažiuoti iki artimiausio miško ir pamatyti, kas ten daros. Varėnai pas mano gimtojų, ten vienu žodžiu greitoji pagalba panaikinta, bet va Dulkio apmokėtas skelbimas kabo, kad dabar greitojus ir pagalbos darbuotojai, jūs aptarnauja žmonės tikri profesionalai. Nu, kur nedurk, ten yra... Tai va čia dar vienas pastebėjimas turbūt į mūsų pokalbį, kad šiandien svarbu darbe ne rezultatas, bet viešieji ryšiai. Ir ką labiausiai, dabar, va, sakysim, tas konfliktas su kariuomenės vadu, jis neteisingai komunikuoja, jis neteisingai, reiškia, bendrauja su jis, reiškia, ne tai, kad žmogus blogai kažką daro, bet kad jis blogai bendrauja su žiniasklaida, kad komunikacija pas jį bloga, kodėl jį ten komunikacija negalėjo pridengti, uždengti. Tai, vat, kad mes, kaip aš sakau, iš vilpuką visą jėgą nukreipiam. Mums ne rezultatas, o procesas ir kaip jis pademonstruojamas viešai. Tai nuo to ir pradėkim. O nuo ko reiktų pradėti? Aš tai galvoju, kad nebereikia mums kalbėti apie kažkokius, tai žinai, kosminius laivus, kaip šita Armonaitė į kosmosą skraido. Bet mums reikia pradėti nuo kelių prioritetinių dalykų. Tai visa vyriausybė turi būti sukoncentruota į tuos prioritetinius dalykus. Švietimas, sveikatos apsauga, teisėsauga. O 3 dalykai, kuriuos reikėtų artimiausių metų patvarkyti. Visa kita dar gali iš inercijos judėti, bet va čia turi būti visos vyriausybės pastangos. Ir nesvarbu, kokioje tu ministerijoje dirbi, tu turi dirbti, kad šitos rytis, sakyčiau, atsigautų ir būtų bent jau mūsų žmonės patenkinti tą, ką gauna tose sistemose. Supratau, ir pats paskutinis klausimas. Gerbiamas Artūrai, ir jums dabartinė situacija Lietuvoje neprimena Brežnevo laikų sovietmečio, kada visa propaganda, visuose laikraščiuose, viskas iš apie valdančius tuo metu, apie Tarybų Sąjungos komunistų partiją, viskas gerai, kokie protingi sprendimai, o žmonės apačioje ant žemės gyvendami griežia dantim ir niekas nieko netiki. Ar mūsų LRT nepasiekė tokio lygio? Todėl, kad turi būti, aš taip įsakyčiau, kiekvienam straipsnį turi būti parašyta. Rašo apie susisiekimo ministeriją, kiek, sakysim, Delfis, ten 15 ar kokia kita, kiek yra iš tos ministerijos gauta lėšų vykdant viešuosius ryšius. Ir tada bus aišku, kodėl tas straipsnis tik tai panigirikos pilnas, kodėl tas straipsnis nemato trūkumų toj ministerijoje, tai būtų aišku, kad jisai apsimoka už tos, reiškia, straipsnius. O tie, kurie neapsimoka, skaitom juos, reiškia, daužant. Dar pamenam, kiek uždirbama Karaitytė, visos kitos. Vienu žodžiu, tai pažiūrėkit, Miliūtės ir panašios. Vyko konkursas. Tas konkursas kaip parodija. Vyko, kol galų gale laimėjo tam, kas turėjo laimėti. Ir baigėsi konkursas. Supratau. Gerai, kadangi mūsų laikas jau baigęs, tai norim padėkoti gerbiamam Artūrui Paulauskui, kad radot laiko už jūsų išsakytas mintis. Ir norim padėkoti visiems tiem, kurie žiūrit, kurie spaudot patiktukus ir iki sekančių susitikimų.